jie nenori gauti bankės iš galinės kanopos, kai prieini prie žirgo arba nori jį patraukti ir lėtiesi prie užpakalio, jam tai turi būti netikėta. Iš pradžių tegul tave pamato, o tik tada jau mato, kad tu jį stumi ar trauki, ar kažką tai darai. Tada žirgas tavęs nespirs. Bet jeigu tu prisėlinsi po truputėlį, jis tavęs nematys, bus užsiėmęs maistu ir valgys, ir tu jam čiupsi už galo. Tada jisai tau tikrai įspirs, nes jisai bus išsigandęs ir nesupras, kas čia jį čiupina, liečia ar stumdo. Na ir aišku, žirgas turi būti stabilios psichikos, nebailys, draugiškas žmonėm. Ką dabar šiksis? Aš tai nebaibakas, nevalgysiu tavo šūdą. Nes kitaip gali būti. Tai va, kitai va, tai ne iš galo, visą laiką geriau kalbėti arba kažką daryti, kad žirgas žinotų, kad tu prie jų esi. Aš šokau, greit sureagavau. Kurva negražiai pasielgiau, kurva svarbu, kad viskas būtų gerai. Nekaltiems žmonėms svariau, kurva jie gerų man norėjo. Prie žirgo iš galo, jam tai turi būti